Sveikas, Gustai. Sveikas. Pasikalbėsim šiek tiek. Gerai. Opa. Esu Gustas, laisvalaikiu mėgstu žaisti smiginį, groti klarnetu bei skaityti knygas. Taigi kalbinam Gusto klasiukus, bendraklasius ir šiaip draugus. Koks yra Gustas? Tiesiog geras draugas, išminčius, yra į ką lygiuotis. Jis išsiskiria savo protų, elgseną, yra kartais suskelia bajerių. Labai protingas, labai mėgsta skaityti enciklopedijas. Visada lyderiauja pamokos metu. Tiesiog talentas, genijus. Groji klarnetu. Kiek laiko, kur groji? Jau 3 metai, kaip groju kybartų orkestre. Supratau. Aha, ką skaitai, kokias knygas? Šiuo metu mėgstu skaityti enciklopedijas, bet kartais mėgstu ir fantastinės knygas. O pamokų metu koks jisai? Rimtas, susikaupęs, visą laiką keliais žingsniais į priekį nuo visų klasiokų. Visos pamokos man patinka, bet labiausiai tai ko gero matematika, rusų ir anglų kalbos. Kaip galvojat, ko jis galėtų būti? Mokslininkas, todėl kad neeilinių protų, neeilinių gabumų berniukas. Ką man papasakosi apie kybartus? Na, kai kurie žmonės sako, kad kybartai yra tiesiog mažas miestelis, kuris nieko neišsiskiria. Bet aš jums pasakysiu, kybartai tai yra nuostabus miestelis, kuris turi garsų orkestrą, kurio gyventojai yra drąsūs, ištvermingi ir protingi. Jeigu laimės, kas kybartuose bus? Ožkybartai. Ožkybartai bus baliukas. Mėgsti šokti? Nu, nelabai aš šoku. Nu, paimk šitą ranką kitą. Šokio žingsniu aš atkeliavau iki sostinės Vilniaus ir dabar keliauju Jono Basanavičiaus mokyklą, kur mokosi dar vienas gudrus šeštokas, Daumantas. Įdomu, ir jis su manim treptels kojelę. Esu Daumantas Kazlauskas iš Vilniaus Jono Basanavičiaus pagrindinės mokyklos, 6 D klasės. Mėgstu groti, skaityti knygas, lankau Vilniaus Ąžuoliuko muzikos mokyklą 5 metus. Taigi kalbinam Daumanto auklėtę. Na, koks kitas Daumantas? Labai šaunus mokinys, labai stengiasi, kruopštus, ambicingas, sąžiningas, nu žodžiu, imlus mokslams. Iš tikrųjų labai protingas, daug žino ir visiems padeda. Jėga. Jisai taip puikiai viską moka, kad aš negaliu apsakyti. Jis gali net įkalti vynį. Taip, galėtų tikrai, ir netgi 3. Ir netgi 3 vinis iš karto. Taip. Vienu šūviu 2 zuikius nušauti. Taip. O, šaunuolis, nu, ką merginos pasakys? Na, tą patį turbūt, ką jie galėčiau pasakyti, bet šiaip Daumantas iš tikrųjų yra labai linksmas, labai fainas. O kaip vaikinas, kaip toks nieko? Tai papasakok daugiau, kiek laiko groji pianinu? Jau 5 metus ir man patinka, mokytojai visi geri. Sakyk, kurie klavišai patinka labiau, juodi ar balti? Balti. Kodėl? Nes jų daugiau. Supratau. Gerai, ar mėgsti skaityti knygas? Taip. Daugiau fantastinę literatūrą, na, kartais pavartau enciklopedijas. Vyručiai, kokius baikų, kokių prikrėtę esat? Oi, su juo labai nedaug. Na gerai, daug. Kuo nori būti? Užaugęs? Na nežinau, aktorium ir šiaip kažkuo visų pirma Lietuvai nusipelniusiu žmogumi. Dalyvavai praeitais metais mūsų žaidime ir sekėsi tikrai neblogai. Kaip tau sekėsi? Na, užėmiau 2 vietą. Nu, gal šiais metais pasiseks dar geriau. Visa 6 D klasė Daumantui linki sėkmės ir kad nugalėtų. Palinkėsiu labai daug sėkmės ir kad atsakytų į visus klausimus. Ir kad pašokdintų Vaidą Genytę. Taip. Taip, yeah!